Kredito kortelė rodo, kad šitas žmogus yra mokus ir tai yra tokia kaip ir signalinė funkcija užsienyje, bandant išsinuomoti automobilį, užsirezervuoti viešbutį. Labai dažnai pageidauja, kad būtų ne debeto kortelė, o kredito kortelė. Kredito kortelė savyje slepia draudimą, kuris svarbus keliaujantiems, tai yra medicinos išlaidų draudimas, nelaimingų atsitikimų draudimas. Yra tokių kredito kortelių, kur, sakykime, gražinus pasiskolintus pinigus arba padengus įsiskolinimą per tam tikrą laiką, galima pasinaudoti tiesiog nemokamų kreditų. Kadangi šiandien kortelių ir netgi kredito kortelių yra įvairių, rekomenduočiau pirmiausia patiems savo apsispręsti, ko mums reikėtų iš tos kredito kortelės ir tada kartu su banko konsultantu išsirinkti tą, kuri yra tinkamiausia, kuri, sakykime, vienu atveju ir suteiks kuo daugiau mums reikalingų dalykų, kitu atveju apsaugos nuo papildomų išlaidų, kurios gali atsirasti dėl to, kad renkamės ne visai tai, ko mums reikia.